Sveiki visi, čia Frank The Gamer LT ir šiandien mes žaidžiame Farming Simulator 14, jo. Nežinau, ar jis populiarus ar ne, bet žinau, kad žiūri. Tai va, multiplayer mapas, aš jau esu biškį pasipraktikavęs. Nu va, ir varysiu naują. Eksperto nelabai beginner, nes aš dar nelabai moku. Ir va, nenoriu šių žaidęs. Dabar nuskusim šitą žemę mes. Va, o tiksliai, blinda prakeiktis rutuliuks. Ir aš pasakysiu, esu nusihakinęs šitą žaidimą. Jeigu norėsite sužinoti, kaip aš nusihakinu, parašykite į komentarus. Ir aš galbūt sukursiu video, kaip su ko aš nusihakinu ir kaip nusihakinu. Va. Va. Ir 15 milijonų mano kišenė. Ir vėl 15 pinigų va į kišenę. Tai aš padarau, kad jis taip būtų ir tada einu shopping. Šito mums nebereikės, nes aš galiu nupirkti, patį geriausią. Ne šitas yra. Jo, šitas. Jis yra užrakintas, bet aš atsirakinęs. Ir jų mes daug pripirksim 9. Ir matau, man trūksta pinigų. Taip, va. Oh my god. Ir tada galbūt ir fūrą nusipirksiu. Ir beje, apie kombainus, šitas yra pats geriausias, nes kiti nieko nedaro. Šitas nukerpa ir nieko neduoda, ir šitas nukerpa ir nieko neduoda. Beje, jie abudu lieti. O šitie abudu šiaip savo daug grožio, jie nieko nedaro. Tai šieną dar tokį nusipirksiu. Tu fūdas, tai mes nusipirksim tokį. Irgi negeras. Nusipirksim šitokį. Gal netgi 2 toks yra. Pažiūrėjau, va, trašas šitas ženklas yra. Tada vandens, mėšlo. Tada mums žoliai reikia, ne tą. Tai šitą parduot ir po to šitą nusipirkti. Vat. Ką? Ai, dabar pilnas toras. Ok, tai mes gerai, tai su traktoriu dabar mes ko mes šitą turim užteks mums tiek traktorių, kad sukabintų viską. Pasinaudojam žemėlapį ir važiuojam. Šitaip. Ir čia mums reikia šitą plotą nusipirkti. Gerai, tai taip, aišku, varom. Traktoriukas, pyp. Tada mes esame, šitoj mes netolim. Varom. Tai ant šitą plotą jau galės iškart sukti, aišku. Ir jau. Čia tas žmonių plotas. Vertingas. Oh, shit. Ok. Atgal. Mane parduotuvė. Nustatom šitokį dalyką. Po to šitą. Vėl pilnas tiek. Pasiemam šitą. Ir dingstam šiam. Šitas aparatas reikalingas žolei nupjauti, o žolė reikalingams šieną. Žolės kupetam, o kad kupetas gautum reikia šito ir dar du dalykus reikia padaryti. Iš tikrųjų 3. Ir kaip padarai, tu to šieno kupetas, tu nuveži prie karvių, pamaitini ir jas naudodai ir pieną, ir mėšlo. Kas labai gerai yra.
Nes su pienu galim parduoti, o mėšlą mes galim padėti augalams, kad jie greičiau augtų. Tai va. Va, čia tas akmuo. Ir va, jau gali čia sukti. Čia tada reikės vagonėlį tą parduoti, aš fūrą vietoj jo nusipirksiu. Tai šitas bus mums žolė pjauti, mes visus tos su vagonais padėsim šitoje vietoje. Opa, dar biškai priekį ir žiūrim. Dabar galvoju, fūrą mes dar galim nusipirkti, nes jau matau nieko nėra, čia nėra sel. Va. Ne, vietos nėra, kaip galvojau. Iki šitą visų pirma išvaryt. Tada man rodos tą ir tada mes gali būt, kad turėsim. Blin, ką jūs šamaškis darot? Negalit atvažiuoti? Matot, aš nespėjau viską sukraut. Pla. Gal aš čia padedu. Taip patraukiu, nes žiūriu, man reikia fūras labai. Gerai. Va, fūra. Eik tu savo, kas čia per kamštis. Reikės patraukti tą sėklą, kur išsklaido. Čia. Vizijos krais reikia čia pasukti. Va. Opa. Ir varom. Okei. Žiūrim panašiai. Jų tas kombainas jau pilnas. Jop, jis jau pilnas. Reikia važiuot. Kaip sunku važiuot. Reikia visą dabar kelią atgal. Kažkas sumažinam to greitį. Taip lėtai davažiuojame. Jo, stojam. O aš nenorėjau. Aš netyčia, nespaudžiu, gerai. Dingstu. Pažiūrėjau. Tikiuosi greit mes misiją vykdysim. Ai, iki ten, jūs siūlės čia labai greit. Kokia misija buvo iš tikrųjų? Galvoju, tam buvo save game mygtukas. Iš tikrųjų, ne? Labas, ko nori? Ko nori? Ir viskas. Blin, aš dabar įstrigau. Ar tu rimtai? Kaip aš dabar dingsiu čia? A, jūs įras, tai man teks vėl parduot. O gal išeisiu kažkaip. O. Ekraną, va. Šina traukis, čia tau ne. O man jo. Gerai, tai mes šitą dalyką padėsim šitoj vietoj. Tu dar čia pjauni, šaunuoliai. Tai mes dabar turim grįžti prie šito.
Va. Va, dabar pažiūrim, ko čia dar esame nupirkę. Va, šitą dalyką. Šitą dalyką. Va. Tik tai turiu visų pirma šito išvažiuoti. Šitą dalyką. Tu nereikia. Ir šitą dalyką. Ir viskas, man rodos, ko mums reikia turėti. Gerai, dabar dėstame šitas vaikas. O mes tokius du esam nusipirkę? Nežinojau. Ai, tiksliai, vienas tam, o kitas tam, aišku. Vienas kukurūzams, o kitas javams, aišku. Davai varom greičiau, tu negali. Tų traktorių 100 kilometrų. Kas valandą 1 kilometras. Ai, nežinau, aš nesmoku. Greičio skaitiklis, nežinau. Tai kad čia matau skaičiukai 59. Tu javus. Nežinau. Tai gerai, mes iškart čia darom užsipildyti sėklų. Varom pas šitą dalyką. Susirinkti grūdų, nespėjus ten jau full yra. Vieni į tą pusę. Aišku, dabar kita pusė bus. Gerai, kaip bus šitoj vietoj. Skusti tą pievą. Tačiau stato. Ne, tiesiai. Tu gailies. Va, jau pilnas yra. Tu čia dar net nesugebėjai apsisukti, tau negėda. Lėčiau. Čia tau ne greitkelis. O, stop. O, jau. Išsitustino vaikelis. Okay. Mes dabar neparduosim sėklų. Grūdų tiksliau. Žiūrim, kaip ten gyvuojasi. Tai tu būsi šieno darytuvas, ane? Tu čia darysi mums šieną šitas traktorius. Good. Ok. 13 minučių tęsis, ane? Good. Varom. Gerai, varom. Jo, čia stovėkite eilėje, labai gražiai stovėt, jo. Good. Good is good. Blin, labai lėtai važiuoja, kas užmis galėtų greičiau. Galėtų šitame žaidime būti to dar vienas traktorius, kuris žymiai greičiau važiuoja. Šiam 9 greičio. Būtų to fainai. Nors už milijoną. Ne už milijoną, 100 000. Kuris kainuotų paskui. Ne, ne į tą. Ne, nu kodėl jūs visi tie prakeikti vagonai? O tai paima, bet kada užsilenkia. Vienas blogiausias dalykas šitame žaidime, kad tu negali normaliai atgal pavažiuoti, iš karto užsilenkia tie vagonai.
Dingstame čia. Skūskit. Skūskit asfaltą. Kaučius Tai kas būna, kai tu nedarai, kai aš pypinu. Kad tu čia stoji vietoj. Va matot, tai sustoja, man nepamės, o tie nesavo. Mes jau netoli jie. Nestrik. O, dar vienas. Dar vienas mūsų traktorius. Dabar reikia tavęs. Šitas aparatas, kurį dabar va kabinu, va šitas, jisai paima tas kupetas, kur padarot iš ten. Ir jis tada nuveža karvėms ir, žinot, tipo, įdeda į kanalą, po to karvės, tipo, pradeda valgyti, duoda pieno, duoda. Atsiprašau, kas čia buvo, nekreipkite dėmesio ir kas čia sakiau. Kai pamaitinė karvės, jos duoda pieną ir mėšlą. Mėšlas trąšoms, o pienas, pinigams. Tai va. O, užsivairavo, po tiek metų. Alo, tu pypini. O, tik dabar tai suprato, vaikeli. O tai tam nereikia pypint, vat suprato. Kitiems nereikia pypint. Jau noriu įsiminti savo progresą. Va. Gerai. Jie dar vieno tokio dalyko neturi, su kurio reikia sunaikinti šitą pievą. Man dabar nepatinka visiškai. Dabar štai einu čia. Tas pievos naikintuvas. Ne, čia tasai kombainas. Tu paimsi. Dar 3 dalykai. Reikės dar vieną traktorių. Dar 4 dalykai. Tai 3, jo, dar vieną traktorių, matau, reikės čia atvežti. Nesigaudau. Tas prakeiktas kombainas. Va, iš karto susikabina. Tai aš jį paleis, kai sunaikintų tą pievą. Jo. Dar reikės man traktoriuko, kad išvestų tuos. Išvežtų. Okei, darom. Okei, darom. Okei.
Va, tai tu iš man čia sunaikinsi šitą vietą. Va, biškį pažiūrim. Tada greit šitą dalyką užkabinsiu, po to dar su to. Tai tu būsi trąšų reikalas. Ладно. Okei. Ai, dar turiu tokį angliškų... Ar norėtumėt, kad aš daryčiau angliškus video? Jei norėsite, tai parašykite komentaruose ir pažiūrėsiu, jei kažkas nors man parašysite, aš padarysiu. Darysiu ir angliškus video. Dabar noriu padaryti savo gimtąją kalbą, lietuviškus. Gal darysiu ir angliškus. Ne, traktoriakas. Kaip tau negėda? Jam dabar skauda. Vargšas traktoriakas. Va. O tas kombainas jam trukdo. Tai, ne. Nu davai, greičiau tu suk, nes tas traktoriakas. Va, gerai. Tai va, su jumis buvo Frankly Gamer 2. Mes žaidėm Farming Simulator 14. Linkiu jums sėkmės. Nepamirškite laikyti, komentuokite. Linkiu jums sėkmės ir ate.